Didžiulėje Sibiro dykynėje, kur Obės upė vingiuoja per nesibaigiančius miškus ir pelkes, slypi maža sala, kuri šiandieniniuose žemėlapiuose vadinama tiesiog Nazino sala. Tačiau 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio pradžioje šis atokus žemės lopinėlis tapo vieno baisiausių ir sąmoningai slepiamų žiaurumų žmonijos istorijoje liudininku. Įvykio, kuris buvo toks nerimą keliantis, kad Sovietų sąjunga daugiau nei 60 metų palaidojo visus jo įrašus. 1933 m. gegužės mėnesį Stalino režimui stiprinant Sovietų sąjungos kontrolę teroru ir priverstinę kolektyvizaciją, daugiau nei 6000 vyrų, moterų ir vaikų buvo pakrauti į baržas ir išgabenti į šią negyvenamą salą. Jie buvo priskirti nepageidaujamiems elementams, kategorijai, kuriai priklausė smulkus nusikaltėliai, politiniai disidentai, intelektualai ir paprasti piliečiai, kurių vienintelis nusikaltimas buvo atsidurti netinkamoje vietoje, netinkamu laiku, per vieną iš žiaurių Stalino valymo laikotarpių. Šiems žmonėms buvo pasakyta, kad jie perkeliami padėti kurti socializmą Sibire. Vietoj to jie buvo išmesti į Nazino salą be maisto, be įrankių, be pastogės ir be pabėgimo būdų. Po to sekė 13 neįsivaizduojamo siaubo savaičių, kurios paprastus žmonės pavertė beviltiškais išgyvenusiais, gebančiais atlikti pačius neapsakomiausius veiksmus. Per kelias dienas žmonės pradėjo mirti iš bado ir nuovargio. Per kelias savaitės gyvieji maitinosi mirusiaisiais. Galiausiai kanibalizmas tapo toks paplitęs, kad saloje klajojo organizuotos medžioklės grupės, taikydamosios į silpnuosius ir sužeistuosius skerdimui. Nazino salos istorija liko palaidota Sovietų archyvuose iki pat 9-ojo dešimtmečio, kai drąsus žurnalistas Nikolajus Pogodinas atrado įslaptintus dokumentus, kuriuose buvo išsamiai aprašyta tai, ką išgyvenusieji vėliau pavadino kanibalų sala. Jo tyrimas atskleidė ne tik siaubingus įvykius saloje, bet ir sistemingą jų slėpimą, kai sovietų pareigūnai naikino įkalčius ir nutildė liudininkus, kad nuslėptų savo vaidmenį kuriant tai, kas prilygo žmonių degradacijos laboratorijai. Šįvakar nagrinėsime šį užmirštą sovietų istorijos skyrių – biurokratinio žiaurumo, žmonių išlikimo ir plonos ribos skiriančios civilizaciją nuo laukinių istoriją. Tai ne tik istorija apie kanibalizmą, tai istorija apie tai, kaip totalitarinės sistemos gali paversti paprastus žmonės neįsivaizduojamo blogio aukomis ir vykdytojais. Prieš mums pasineriant į šią giliai nerimą keliančią istorinę tragediją, užsiprenumeruokite mūsų kanalą ir paspauskite pranešimų varpelį, kad pamatytumėte daugiau tikrų istorijų, atskleidžiančių tamsiausius žmonijos istorijos skyrius. Tai vienas baisiausių kada nors dokumentuotų tikrų įvykių, todėl žiūrovams primygtinai rekomenduojama elgtis diskretiškai. Jei šis istorinis pasakojimas jums toks pat įdomus ir svarbus kaip ir tyrėjams, kurie dirbo, kad atskleistų tiesą apie šiuos įvykius, prašome paspausti patinka šiam vaizdo įrašui ir pagarbiai pasidalykite savo mintimis komentaruose. Norėdami suprasti Nazino salos siaubą, pirmiausia turime suprasti Stalino Sovietų sąjungos kontekstą 1933 metais. Tai buvo Stalino kampanijos, kuria siekta bet kokiomis priemonėmis, nepaisant žmonių nuostolių, paversti SSRS modernę pramoninę valstybę įkarštis. Milijonai buožių, turtingų valstiečių, jau buvo dekolūkizuoti, jų turtas konfiskuotas, o šeimos išsklaidytos. Priverstinė kolektyvizacija sukėlė didelį badą, o NKVD, Stalino slaptoji policija, vykdė didžiulius valymus nuo visų, kurie buvo laikomi politiškai nepatikimais. Būtent tokioje valstybės sankcionuoto teroro atmosferoje sovietų valdžia sumanė tai, ką pavadino retai apgyvendintų regionų kolonizacija. Oficialus planas buvo perkelti nepageidaujamus elementus iš didžiųjų miestų į atokius Sibiro regionus,
kur jie įkurtų naujas gyvenvietės ir prisidėtų prie Sovietų Sąjungos plėtros. Iš tikrųjų, tai buvo vos užmaskuota deportacijos programa, skirta iš miestų išvaduoti žmonės, kuriuos režimas laikė problemiškais. Deportacijos programą prižiūrėjo NKVD vadovas Genrichas Jagoda, kuris buvo tiesiogiai pavaldus pačiam Stalinui. Vietos NKVD daliniams buvo nustatytos kvotos, kiek žmonių reikėjo perkelti, taip sukuriant biurokratinę paskatą suimti kuo daugiau žmonių, neatsižvelgiant į jų faktinę kaltę ar keliamą pavojų valstybei. Didžiuosiuose miestuose, tokiuose kaip Maskva ir Leningradas, NKVD agentai 1933 m. pavasarį surengė didžiulius sulaikymus. Jų taikiniu buvo ne tik žinomi nusikaltėliai ir politiniai disidentai, bet ir benamiai, bedarbiai, visi be tinkamų dokumentų asmenys, intelektualai, buvę pirkliai ir iš esmės visi, kurie negalėjo įrodyti savo vertės Sovietų valstybei. Buvo suimamos ištisos šeimos kartu, įskaitant pagyvenusius senelius ir mažus vaikus. Suimtiesiems buvo pasakyta, kad jie siunčiami padėti statyti naujas gyvenvietės Sibire, kur jie turės galimybių prisidėti prie socializmo kūrimo. Jiems buvo pažadėta žemės, įrankių ir reikmenų naujoms bendruomenėms įkurti. Daugelis manė, kad jiems suteikiama galimybė pradėti viską iš naujo, ypač tie, kurie miestuose sunkiai kovojo su ekonominė padėtimi. Realybė buvo visai kitokia. Deportuoti asmenys buvo kraunami į gyvulinius vagonus su minimaliu maisto ir vandens kiekiu, o kelionė per Rusijos platybės truko kelias dienas. Traukiniai buvo perpildyti, nehigieniški ir prastai vėdinami. Kelionės metu mirė daug keleivių, ypač pagyvenę žmonės ir maži vaikai, o jų kūnai buvo tiesiog išmesti iš judančių traukinių. Kelionės traukiniais baigdavosi Tomske, mieste vakarų Sibire, kuris buvo tremtinių siunčiamų į įvairias atokias vietas surinkimo punktas. Čia tūkstančiai žmonių buvo laikomi laikinose stovyklose, kol pareigūnai spręsdavo dėl jų galutinių krypčių. Sąlygos Tomske jau buvo siaubingos. Žmonės buvo sugrūsti į kareivines be tinkamo maisto, medicininės priežiūros ar sanitarijos. Ligos sparčiai plito ir dar daugiau žmonių mirė laukdami, kol bus nugabenti į galutinę kelionės vietą. 1933 m. gegužės pradžioje maždaug 6 000 tremtinių buvo pakrauti į baržas, kad būtų gabenami Obės upe į tai, ką pareigūnai vadino nauja gyvenvietės vieta. Tarp tremtinių buvo vyrų, moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių iš visų gyvenimo sričių, buvę parduotuvių savininkai, intelektualai, bedarbiai, smulkūs nusikaltėliai ir daugelis žmonių, kurių vienintelis nusikaltimas buvo atsidurti netinkamoje vietoje per NKVD kratą. Baržos buvo skirtos kroviniams, o ne keleiviams gabenti. Žmonės buvo sugrūsti į triumus kaip gyvuliai, vos paliekant vietos atsigulti. Nebuvo tualetų, švaraus vandens praustis ir minimalių maisto atsargų. Kelionė Obės upe truko kelias dienas, per kurias sąlygos baržose darėsi vis beviltiškesnės. Apsaugininkai su tremtiniais elgėsi tyčia žiauriai, laikydami juos valstybės priešais, kurie nusipelnė bet kokių patirtų kančių. Prašymai dėl maisto, vandens ar medicininės pagalbos paprastai buvo sutikti abejingai arba tiesiog priešiškai. Žmonės, kurie susirgdavo kelionės metu, negaudavo jokios priežiūros ir dažnai būdavo paliekami mirti ten, kur pargriuvo. Baržos pagaliau sustojo Nazino saloje 1933 m. gegužės 13 d. Sala buvo visiškai negyvenama, pelkėta miškinga žemės juosta, maždaug 3 mylių ilgio ir mažiau nei mylios pločio. Nebuvo jokių pastatų, jokių išvalytų žemės ūkio plotų, jokių statybos įrankių ir jokių maisto ar vandens atsargų,
kai buvo žadėta tremtiniams. Kai sargybiniai išstūmė žmonės iš baržų, paaiškėjo visa jų padėtis. Jie buvo išmesti Sibiro dykynės viduryje tik su drabužiais ant pečių. Daugelis buvo suimti taip staiga, kad vilkėjo tik lengvus pavasarinius drabužius, visiškai netinkamus atšiaurioms Sibiro sąlygoms, net vėlyvą pavasarį. Sargybiniai tremtiniams pasakė, kad tai jų naujieji namai ir kad jie turi įkurti savarankišką gyvenvietę. Jiems nebuvo duota jokių įrankių, jokių sėklų sodinimui, jokių statybinių medžiagų ir jokių nurodymų, kaip išgyventi. Tada sargybiniai grįžo į savo baržas ir išvyko, palikdami 6,000 žmonių įstrigusius saloje be jokių pabėgimo būdų ir be jokio būdo pragyventi. Iš pradžių tremtinių reakcija buvo sumišimas ir netikėjimas. Daugelis vis dar manė, kad įvyko kažkokia klaida, kad netrukus atvyks atsargos ir instrukcijos, arba kad sargybiniai grįš ir nuveš juos į tinkamai paruoštą gyvenvietę. Jie susibūrė į grupes, bandė tyrinėti salą, ieškodami išteklių ir bandė pasistatyti laikinas pastogės iš šakų ir lapų. Tačiau tą pirmąją dieną, užėjus nakčiai, jie pradėjo suvokti siaubingą situacijos realybę. Jie buvo įstrigę saloje didžiulės upės viduryje, už 100 mylių nuo artimiausios gyvenvietės, be maisto, be įrankių ir be jokios vilties išsigelbėti. Pirmoji savaitė Nazino saloje buvo tarsi chaoso banga, parodžiusi, kaip greitai civilizuota visuomenė gali žlugti, kai netenka būtiniausių daiktų. Neturėdami maisto, įrankių ar lyderystės, tremtiniai susidūrė su tiesioginiais gyvybei pavojingais iššūkiais, kurie išbandė žmogaus ištvermės ir moralės ribas. Gegužės orai buvo neįprastai šalti. Naktimis temperatūra nukrisdavo beveik iki 0, o dažnas lietus permirkdavo tremtinių netinkamus drabužius. Neturėdami tinkamos pastogės, žmonės glausdavosi kartu, ieškodami šilumos, tačiau hipotermija pradėjo nusinešti gyvybės per pirmąsias 2 paras. Ypač pažeidžiami buvo vyresnio amžiaus ir labai jauni žmonės, o kūnai ėmė kauptis greičiau, nei išgyvenusieji galėjo juos palaidoti. Maisto paieška tapo tiesioginė visų salos gyventojų manija. Tremtiniai bandė ieškoti valgomų augalų, tačiau mažai kas žinojo apie išgyvenimą dykynėje ar apie tai, kuriuos augalus saugu valgyti. Kai kurie bandė gaudyti žuvis, naudodami improvizuotus tinklus, pagamintus iš suplyšusių drabužių, tačiau upė prie salos krantų buvo per gili ir srauni, kad būtų galima efektyviai žvejoti be tinkamos įrangos. Iš beviltiško alkio žmonės buvo priversti valgyti viską, ką tik galėjo rasti – medžių žievę, žolę, šaknis, vabzdžius ir net odą nuo batų bei diržų. Šios beviltiškos priemonės mažai tepamaitindavo ir dažnai sukeldavo rimtų žarnyno sutrikimų, kurie dar labiau susilpnino ir taip jau badaujančius žmonės. 4. dieną, nematant jokių gelbėjimosi galimybių ir žmonėms mirštant vis sparčiau, kai kurie tremtiniai priėmė siaubingą sprendimą, kuris nulėmė visą likusį jų laiką saloje. Jie pradėjo valgyti mirusiuosius. Pirmieji kanibalizmo atvejai beveik neabejotinai buvo nulemti grynos desperacijos, o ne grobuoniškų ketinimų. Išgyvenusieji vėliau aprašė kankinančią moralinę kovą žmonių, kurie tiesioginė prasme mirė iš bado, apsupti jau mirusiųjų lavonų. Iš pradžių žmonės bandė išlaikyti bent šiek tiek orumo, naudodami tik natūraliai mirusiųjų mėsą, ir po to atlikdami grubes laidojimo apeigas. Tačiau mirštant daugiau žmonių ir alkiui stiprėjant, šie moraliniai apribojimai ėmė irti. Grupės kūrėsi aplink priėjimą prie lavonų, o stipresni asmenys varydavo silpnesnius ir pasisavindavo kūnus savo. Tai, kas prasidėjo kaip desperatiškas jau mirusiųjų naikinimas, ėmė virsti grobuoniškų reiškiniu.
Salos socialinė struktūra per pirmąją savaitę visiškai sugriuvo. Neturėdami jokios teisėtos valdžios ar priemonių tvarkai palaikyti, stipriausi ir negailestingiausi asmenys pradėjo reikšti dominavimą kitiems. Šie kylantys lyderiai kontroliavo prieigą prie ribotų išteklių, kelių sausų plotų, tinkamų prieglobsčiui, mirusiųjų kūnų ir bet kokių valgomų augalų, kuriuos buvo galima rasti. Smurtas tapo įprastu reiškiniu, nes konkuruojančios grupės kovojo dėl išteklių ir teritorijos. Žmonės buvo žudomi dėl drabužių, batų arba tiesiog dėl to, kad buvo per silpni apsiginti. Taip pat paplito seksualinis smurtas. Moteris ir vaikai buvo ypač pažeidžiami grobuoniškų grupuočių, kurios atsisakė visų moralinių apribojimų, išpuolių. Turbūt baisiausia, kad kai kurie tremtiniai pradėjo taikytis į gyvuosius, užuot laukę, kol žmonės mirs natūraliai. Susilpnėję asmenys buvo užpuolami ir žudomi specialiai tam, kad aprūpintų maistu žudikus. Tai, kas prasidėjo kaip desperatiškas natūraliai mirusiųjų kanibalizmas, virto organizuotomis žmogžudystėmis siekiant gauti žmogaus kūną. Antrąją savaitę Nazino saloje situacija virto ne tik desperacija, bet ir organizuotų groboniškumu. Stipriausių ir negailestingiausių išgyvenusiųjų grupės suformavo tai, ką galima būtų apibūdinti tik kaip medžioklės grupės. Organizuotas gaujas, kurios sistemingai taikėsi į silpnesnius asmenis žudimui ir vartojimų maistui. Šios medžiotojų grupės simbolizavo visišką žmonių civilizacijos žlugimą saloje. Tai nebuvo atsitiktiniai smurto aktai, kilę iš bado ir desperacijos, o apgalvotos pastangos sukurti maisto tiekimo grandinę, pagrįstą žmonių kūnais. Medžiotojai nustatydavo pažeidžiamus taikinius, dažniausiai sergančius, pagyvenusius, izoliuotus ar sužeistus, ir sekdavo juos kaip medžiojamus gyvūnus. Šių medžiotojų grupių naudojami metodai buvo siaubingai sistemingi. Jie apsupdavo savo pasirinktas aukas, dažnai naktį, kad pasipriešinimas būtų minimalus. Jie sukūrė metodus, kaip greitai nužudyti savo grobį ir efektyviai išpjaustyti kūnus, kad būtų kuo mažiau atliekų. Kai kurios grupės įrengė primityves apdorojimo zonas, kur veždavo savo aukas skersti, kad jos nebūtų matomos kitiems išgyvenusiems. Labiausiai nerimą kėlė daugelio medžiotojų psichologinė transformacija. Išgyvenusiųjų liudijimai apibūdina žmonės, kurie vos prieš kelias savaitės buvo paprasti piliečiai, parduotuvių savininkai, mokytojai, darbininkai, kurie dėl savo aplinkybių tapo visiškai dehumanizuoti. Jie kalbėjo apie savo aukas kaip apie gyvulius, išsiugdė polinkį į tam tikras kūno dalis ir nerodė jokio gailesčio dėl savo veiksmų. Medžiotojų grupės taip pat pradėjo taikytis konkrečiai į vaikus, laikydamos juos lengvesniu grobiu ir pageidaujama mėsa. Tėvai desperatiškai bandė slėpti ir apsaugoti savo vaikus, tačiau organizuotas medžiotojų grupių pobūdis beveik neleido jų išvengti. Kai kurios šeimos priėmė siaubingą sprendimą nužudyti savo vaikus, užuot leidusios medžiotojams juos sugauti gyvus. Smurtas ir kanibalizmas susipynė, kai medžiotojai pradėjo gaudyti moteris ne tik maistui, bet ir prievartavimui prieš nužudimą. Šių aukų laukia ypač siaubingas likimas, nes jos buvo laikomos gyvos kelias dienas ar savaitės, nuolat užpuldinėjamos, kol galiausiai nužudomos ir suvalgomos. Nemedžiojantis išgyvenusieji gyveno nuolatinėje baimėje, žinodami, kad bet kurią akimirką gali tapti grobiu. Jie stengėsi slėptis dienos šviesoje ir vengti miegoti naktį, kai įvykdavo dauguma išpuolių. Kai kurie bandė kurti gynybinės grupės, tačiau alkis ir išsekimas organizuotą pasipriešinimą padarė beveik neįmanoma. Saloje išsivystė groteskiška ekonomika, paremta žmonių mėsa. Kai kurios grupės specializavosi medžioklėje ir žudyme, o kitos sutelkė dėmesį į mėsos perdirbimą ir platinimą. Atsirado žaliavinės prekybos sistemos, kai žmonių mėsos gabalai buvo keičiami į kitus išteklius, tokius kaip drabužiai ar prieiga prie patogesnės gyvenamosios vietos.
Turbūt labiausiai šiurpino tai, kad kanibalai išsiugdė kokybės pageidavimus. Jie išmoko atskirti skirtingas žmonių mėsos rūšis pagal savo aukų amžių, sveikatos būklę ir kūno tipą. Vieni išsiugdė pageidavimus dėl tam tikrų organų ar kūno dalių, o kiti tapo mėsos konservavimo ilgalaikiam vartojimui ekspertais. Psichologinis poveikis net ir nemedžiojusiems išgyvenusiems buvo pražūtingas. Daugelis žmonių, kurie niekada nedalyvavo kanibalizme, buvo priversti nuolat jį stebėti ir būti psichologiškai apatiškais juos supančiais siaubo būsenai. Kai kurie išgyvenusieji vėliau pasakojo, kad pasiekė būseną, kai matyti žmonių kūnus, pjaustomus ir vartojamus, atrodė taip pat normalu, kaip ir bet kuri kita kasdienė veikla. Medžiotojų grupės taip pat pradėjo konkuruoti tarpusavyje dėl teritorijos ir aukų, o tai lėmė karus tarp skirtingų kanibalų grupių. Šie konfliktai dar labiau sumažino gyventojų skaičių ir sukūrė visiško chaoso bei smurto atmosferą, dėl kurios bet kokia kooperatyvinio išlikimo forma buvo neįmanoma. Vienas skaudžiausių Nazino salos tragedijos aspektų buvo šimtų vaikų, kurie buvo deportuoti kartu su savo šeimomis likimas. Šie vaikai nuo kūdikių iki paauglių tapo ir blogiausio žmonijos pavidalo liudininkais ir aukomis. Vaikai saloje buvo ypač pažeidžiami, nes jiems reikėjo daugiau priežiūros ir apsaugos nei suaugusiesiems, tačiau jie turėjo mažiau galimybių prisidėti prie išgyvenimo pastangų. Dėl beviltiškos bado aritmetikos vaikai tapo našta, kurios daugelis suaugusiųjų nebegalėjo sau leisti apsaugoti. Kai kurie tėvai dėjo didvyriškas pastangas, kad jų vaikai išgyventų, dalindamiesi menkomis maisto atsargomis ir naudodami savo kūnus šildymui šaltomis Sibiro naktimis. Šie tėvai dažnai mirdavo iš bado, bandydami maitinti savo vaikus, aukodami save desperatiškai tikėdamiesi, kad išgelbėjimas gali ateiti laiku ir išgelbėti jų atžalas. Tačiau kiti tėvai susidūrė su neįmanomomis alternatyvomis, kurios atskleidė ekstremalių išgyvenimo situacijų moralinį sudėtingumą. Vieni paliko savo vaikus, kai šie tapo per silpni jais rūpintis, samprotaudami, kad be tėvų galinčių suteikti apsaugą, vaikai vis tiek mirs. Kiti priėmė siaubingą sprendimą nužudyti savo vaikus, užuot stebėję, kaip jie ilgai kenčia nuo bado ar tampa medžiotojų grobiu. Medžiotojų grupės vaikus laikė ypač geidžiamų taikiniu, nes juos lengviau sugauti ir nužudyti nei suaugusius, o daugelis kanibalų tikėjo, kad jaunų žmonių mėsa yra minkštesnė ir maistingesnė. Vaikai buvo persekiojami ir medžiojami kaip gyvūnai, dažnai paimami, kol jų tėvai miegojo arba ieškojo maisto. Kai kuriuos vaikus medžiotojų grupės ilgai laikė gyvus, maitindamos juos kitų aukų gabalėliais, kad juos penėtų prieš skerdimą. Šie vaikai patyrė papildomą psichologinę traumą, būdami priversti dalyvauti kanibalizme prieš patys tapdami aukomis. Paaugliai susidūrė su unikaliais siaubais, nes jie buvo pakankamai dideli, kad suprastų, kas vyksta aplink juos, bet dar per jauni ir silpni, kad galėtų veiksmingai apsiginti. Daugelis paauglių buvo verčiami padėti medžiotojų grupėms mainais už apsaugą ir maistą, todėl jie tapo bendrininkais kitų išgyvenusiųjų nužudyme. Keletas vaikų, kuriems pavyko išgyventi visą Nazino salos išbandymą, buvo psichologiškai sunaikinti savo patirties. Jie matė savo tėvų mirtį, matė medžiojamus ir valgomus žmonės, o daugeliu atveju patys buvo priversti valgyti žmonių mėsą, kad išliktų gyvi. Šie vaikai visą likusį gyvenimą nešiosis savo patirčių traumą. Kai kuriuose išgyvenusiųjų pasakojimuose aprašomi vaikai, kurie saloje tapo visiškai laukiniai, prarado gebėjimą rišliai kalbėti ir elgėsi labiau kaip gyvūnas, o ne žmogus. Ilgalaikis ekstremalaus smurto poveikis ir visų socialinių normų žlugimas iš esmės pakeitė jų psichologinę raidą. Vaikų likimas taip pat atskleidė, kaip greitai ekstremaliomis aplinkybėmis galima atsisakyti civilizacijos vertybių.
Suaugusieji, kurie vos prieš kelias savaitės buvo mylintys tėvai, pradėjo žvelgti į vaikus, kartais ir į savo, kaip į potencialius maisto šaltinius, o ne į žmonės nusipelnančius apsaugos. Nazino saloje, savaitėms virstant mėnesiais, gyventojų skaičius toliau sparčiai mažėjo dėl bado, ligų, smurto ir kanibalizmo. Iš pirmųjų 6000 deportuotųjų iki Liepos pradžios gyvi liko mažiau nei 2000. Šie išgyvenusieji gyveno būklėje, kurią vos galima pavadinti žmogiška, išsekę, traumuoti ir daugeliu atveju psichologiškai palaužti savo patirties. Išgyvenusieji buvo suskirstyti į kelias skirtingas kategorijas pagal tai, kaip jiems pavyko išlikti gyviems. Kai kurie išgyveno dalyvaudami kanibalizme ir priklausydami medžiotojų grupėms, kaip lyderiai arba kaip pasekėjai, atsisakę savo moralinių apribojimų mainais už prieigą prie žmogienos. Šie asmenys dažnai buvo fiziškai stipriausi išgyvenusieji, tačiau jie taip pat buvo labiausiai psichologiškai sužeisti savo veiksmų. Kita grupė buvo sudaryta iš žmonių, kuriems pavyko rasti alternatyvių išgyvenimo strategijų, nesigriebiant kanibalizmo. Šie išgyvenusieji paprastai buvo sudarę mažas gynybinės grupės, kurios daugiausia dėmesio skyrė maisto paieškai, žvejybai su improvizuota įranga ir vienas kito apsaugai nuo medžiotojų grupių. Jie dažnai išgyvendavo slėpdamiesi dieną ir nuolat judėdami, kad kanibalai jų nesusektų. Trečiajai kategorijai priklausė žmonės, kurie griebėsi valgyti tik natūraliai mirusių žmonių kūną, atsisakydami dalyvauti žmogžudystėse, bet pripažindami kanibalizmą būtinu išgyvenimui. Šie išgyvenusieji užėmė moralinį aukso vidurį, atspindėdami neįmanomus pasirinkimus, su kuriais susidūrė visi salos gyventojai. Galiausiai buvo išgyvenusiųjų, kuriems kažkaip pavyko visiškai išvengti kanibalizmo, pragyvenant iš maisto rinkimo, retkarčiais sėkmingai žvejojant ir normuojant bet kokį maistą, kurį jiems pavyko atsinešti ar rasti saloje. Šie asmenys paprastai buvo labiausiai išsekę ir silpniausiai išgyvenusieji, tačiau jiems pavyko išlaikyti bent šiek tiek žmogiškumo. Tuo tarpu gandai apie padėtį Nazino saloje įvairiais kanalais pradėjo pasiekti sovietų valdžią. Kai kurie sargybiniai ir transporto darbuotojai dalyvavę deportacijoje matė pradinės sąlygas saloje ir pranešė apie susirūpinimą savo viršininkams. Be to, kai kuriems tremtiniams pavyko pabėgti iš salos plaukiant arba statant primityvius plaustus ir jų istorijos prasiskverbė pro biurokratinę sistemą. Tačiau sovietų reakcija į šiuos pranešimus labiau pasižymėjo susirūpinimu dėl politinių pasekmių nei humanitariniu skubumu. Pareigūnai pirmiausia nerimavo dėl galimos gėdos, jei tikrosios sąlygos Nazino saloje taptų viešos. Užuot pradėję neatidėliotinas gelbėjimo operacijas, jie sutelkė dėmesį į informacijos rinkimą ir priedangų kūrimą, siekiant paaiškinti didelį mirtingumą. Kai sovietų valdžia pagaliau nusprendė įsikišti, tai pirmiausia buvo skirta apriboti teisinį ir politinį sąlytį, o ne gelbėti gyvybės. Liepos pabaigoje, praėjus daugiau nei 10 savaičių po pradinės deportacijos, į Nazino salą buvo išsiųsti laivai evakuoti likusius išgyvenusiosius. Gelbėjimo komandos buvo šokiruotos to, ką rado. Saloje buvo pilna žmonių kaulų ir palaikų, visur buvo plačiai paplitusio kanibalizmo įrodymų, o išgyvenusieji atrodė labiau mirę nei gyvi. Daugelis gelbėtojų pranešė, kad pamatę sąlygas ir ankstesnių mėnesių įvykių įrodymus, pasijuto fiziškai blogai. Evakuoti išgyvenusieji buvo įvairiose fizinio ir psichologinio išsekimo stadijose. Daugelis buvo taip nusilpę nuo bado, kad vos galėjo paeiti, o kiti rodė aiškius sunkios psichologinės traumos požymius. Kai kurie išgyvenusieji buvo taip pripratę prie kanibalizmo, kad net ir po išgelbėjimo toliau laikė kitus žmonės potencialiais maisto šaltiniais. Sovietų Sąjungos reakcija į Nazino salos tragediją buvo neatidėliotina ir sisteminga. Visiškas įvykių neigimas ir slėpimas. Nuo pat tos akimirkos, kai buvo evakuoti pirmieji išgyvenusieji, sovietų valdžia pradėjo įgyvendinti priemonės skirtas nuslėpti tiesą apie jų vaidmenį, kuriant vieną baisiausių žmogaus sukeltų katastrofų žmonijos istorijoje. Su išgyvenusiais tremtiniais nebuvo elgiamasi kaip su aukomis, nusipelnančiomis priežiūros ir kompensacijos,
o kaip su potencialiomis grėsmėmis saugumui, turinčiomis pavojingų žinių apie vyriausybės nesėkmes. Daugelis išgyvenusiųjų buvo nedelsiant pakartotinai suimti evakuacijos metu ir apkaltinti kanibalizmu, žmogžudystėmis ar kitais nusikaltimais susijusiais su jų išgyvenimo veikla saloje. Tai turėjo dvejopą tikslą – nutildyti galimus liudininkus ir tuo pačiu metu perkelti kaltę nuo vyriausybės pačioms aukoms. Tie išgyvenusieji, kurie nebuvo nedelsiant įkalinti, buvo išsklaidyti tokiose Sibiro vietose ir jiems buvo grasinama griežtomis bausmėmis, jei jie kalbės apie savo patirtį. Šeimos buvo atskirtos, kad jos negalėtų patvirtinti viena kitos pasakojimų, o išgyvenusieji turėjo pasirašyti dokumentus, kuriuose prisiekė niekada neaptarinėti to, kas įvyko Nazino saloje. Nemažai sovietų pareigūnų, tiesiogiai žinojusių apie sąlygas saloje, buvo perkelti į tolimesnes užduotis arba, kai kuriais atvejais, patys suimti ir apkaltinti sabotažu ar nusikalstamu aplaidumu. Tai pašalino galimus liudininkus iš vyriausybės ir kartu sustiprino žinią, kad Nazino tragedijos aptarimas yra bet kurio pareigūno karjeros žlugimas. Visa su deportacija ir sąlygomis Nazino saloje susijusi dokumentacija buvo įslaptinta pagal aukščiausius vyriausybės slaptumo lygius. Ataskaitos, nuotraukos, liudytojų parodymai ir net įprasti administraciniai įrašai buvo užantspauduoti archyvuose, kurie liko uždaryti daugiau nei 50 metų. Deportacijoje dalyvavusiems pareigūnams buvo nurodyta sunaikinti visus asmeninius užrašus ar neoficialius įrašus, kuriuos jie galėjo saugoti. Slėpimas apėmė ir netikrų dokumentų, kuriuose Nazino deportacija buvo vaizduojama kaip sėkminga perkelimo programa kūrimą. Sufabrikuotose ataskaitose teigiama, kad deportuoti asmenys įkūrė klestinčias žemės ūkio gyvenvietės ir produktyviai prisidėjo prie sovietų plėtros. Šie melagingi pranešimai buvo naudojami siekiant pateisinti tolesnes deportacijos programas ir nukreipti bet kokius klausimus apie Nazino deportuotųjų likimą. Vietos gyventojai Sibire buvo įspėti nediskutuoti gandais apie kanibalizmą ar masinės mirtis atokiose salose. NKVD atliko tyrimus siekdama nustatyti visus, kurie galėjo skleisti kontrarevoliucinius melus apie vyriausybės perkelimo programas. Ir keli žmonės buvo suimti vien už tai, kad kartojo istorijas, kurias girdėjo apie Nazino salą. Slėpimas buvo toks veiksmingas, kad dešimtmečius net daugelis aukšto rango sovietų pareigūnų nežinojo, kas iš tikrųjų įvyko Nazino saloje. Tragedija tapo kruopščiai saugoma paslaptimi, žinoma tik nedideliam pareigūnų ratui, kurie tiesiogiai prisidėjo prie katastrofos sukėlimo arba jos slėpimo vėliau. Daugiau nei 50 metų tiesa apie Nazino salą buvo paslėpta įslaptintuose sovietiniuose archyvuose, žinoma tik keliems išlikusiems liudininkams, kurie buvo terorizuojami ir nutildyti, ir nedideliam skaičiui pareigūnų dalyvavusių slėpime. Istorija galėjo likti paslėpta amžinai, jei nedrąsaus sovietinio žurnalisto Nikolajaus Pogodino atkaklumas ir politiniai pokyčiai, kuriuos lėmė Michailo Gorbačiovo glasnost ir perestroikos politika 90-ame dešimtmetyje. Pogodinas pirmą kartą gandus apie Nazino salą išgirdo 90-ojo dešimtmečio pradžioje, tyrinėdamas istorijas apie stalininės represijas. Neoficialiuose pokalbiuose su istorikais ir buvusiais kaliniais jis aptiko nuorodų į kanibalų salą, tačiau iš pradžių šias istorijas atmetė kaip perdėtą folklorą. Tačiau tęsdamas tyrimus, jis pradėjo rasti nuoseklių detalių pasakojimuose iš įvairių nepriklausomų šaltinių. Naudodamasis išplėsta prieiga prie archyvų, kurią suteikė glasnost, Pogodinas pradėjo ieškoti oficialių dokumentų apie trėmimus į Sibirą 4-ame dešimtmetyje. Jo proveržis įvyko, kai jis atrado įslaptintas ataskaitas, kurias pateikė komunistų partijos pareigūnai, tyrę situaciją Nazino saloje 1933 metų vasarą. Šiuose ataskaitose, kurias parašė partijos tyrėjai,
pasiųsti įvertinti deportacijos programos, buvo pateikti išsamus ir siaubingi pasakojimai apie tai, ką jie rado saloje. Tyrėjai dokumentavo plačiai paplitusi kanibalizmą, aprašė medžiotojų grupės ir sistemingą aukų žudymą, bei pateikė gyventojų skaičiaus duomenis, rodančius, kad daugiau nei 4000 iš 6000 pradinių deportuotojų mirė per 13 savaičių. Pogodinas taip pat rado Nazino saloje išgyvenusius asmenis, kurie dar buvo gyvi 9-ame dešimtmetyje. Šie pagyvenę liudininkai, kurių daugelis niekada viešai nekalbėjo apie savo patirtį, pateikė tiesioginius pasakojimus, kurie patvirtino ir papildė oficialias ataskaitas. Jų parodymai atskleidė papildomų detalių apie kasdienį gyvenimą saloje, psichologinį patirties poveikį ir sistemingą smurto bei kanibalizmo pobūdį. Svarbiausi įrodymai buvo gauti iš oficialių ataskaitų, kurias partijos tyrėjai pateikė 1933 metais. Šie dokumentai aiškiai parodė, kad sovietų valdžia puikiai žinojo apie sąlygas Nazino saloje ir sąmoningai sprendė teikti pirmenybę politiniai žalos kontroliai, o ne žmonių gyvybėms. Ataskaitose buvo teigiama, kad gelbėjimo operacijos galėjo būti pradėtos daug anksčiau, tačiau jos buvo atidėtos, kol pareigūnai svarstė, kaip sumažinti savo atsakomybę už tragediją. Pogodino tyrimas taip pat atskleidė platų įvykių slėpimą po Nazino tragedijos. Jis rado įrodymų apie dokumentų naikinimą, liudininkų bauginimą ir melagingų pranešimų, skirtų nuslėpti tai, kas iš tikrųjų įvyko kūrimą. Jo tyrimai parodė, kad slėpime dalyvavo aukščiausi sovietų valdžios pareigūnai ir jis tęsėsi dešimtmečius po pirmųjų įvykių. Kai Pogodinas 9-ojo dešimtmečio pabaigoje paskelbė savo išvadas sovietinėje spaudoje, atskleista informacija sukėlė sensaciją tiek SSR, tiek tarptautiniu mastu. Nazino salos istorija tapo vienu labiausiai šokiruojančių stalininio žiaurumo pavyzdžių, atsiradusių glasnost laikotarpiu, pateikdama konkrečių įrodymų, kaip sovietinė sistema galėjo sukurti sąlygas, kurios žmonės pažemino iki primityviausių išgyvenimo instinktų. Nazino salos tragedija yra vienas labiausiai nerimą keliančių pavyzdžių, kaip totalitarinės sistemos gali sukurti sąlygas, kurios sugriauna žmonių civilizacijos pamatus ir sumažina žmonių išlikimo instinktus iki pačių pagrindinių išlikimo instinktų. Įvykiai įvykę tokioje Sibiro saloje 1933 metais atskleidė esmines tiesas apie žmogaus prigimtį, vyriausybės galią ir trapią socialinių sutarčių, kurios laiko civilizuotą visuomenę prigimtį. Šiandien Nazino sala ramiai stūkso Obės upėje. Jos miškai jau seniai prarado bet kokius įrodymus apie siaubą įvykusi ten 1933 metais. Nėra paminklų tūkstančiams ten žuvusiųjų atminti, nėra muziejų, kurie šviestų lankytojus apie tai, kas įvyko, ir nėra oficialaus Rusijos vyriausybės pripažinimo apie tragediją, įvykusią atokiuose jos krantuose. Nazino salos istorija skatina mus susidurti su tamsiausiomis žmogaus prigimties galimybėmis, kartu pripažįstant sisteminės jėgas, kurios gali sukurti sąlygas tokiam ekstremalumui. Ji primena mums, kad civilizacija yra trapus darinys, priklausantis nuo pagrindinių žmonių poreikių palaikymo ir teisėtų institucijų, galinčių palaikyti tvarką ir apsaugoti pažeidžiamuosius buvimo. Svarbiausia, kad Nazino tragedija reikalauja prisiminti aukas, tūkstančius vyrų, moterų ir vaikų, kurie buvo pasmerkti mirties bausmei biurokratiniu sprendimu ir kurie paskutinėmis savo gyvenimo savaitėmis susidūrė su neįsivaizduojamais pasirinkimais. Jų istorija primena apie politinio ekstremizmo žmogiškąją kainą ir budrumo svarbą ginant žmogaus teisės ir orumą. Nazino salos kanibalai nebuvo blogio pabaisos. Tai buvo paprasti žmonės atsidūrę aplinkybėse, kurios sugriovė socialinius ir moralinius pagrindus, anksčiau apibrėžusius jų žmogiškumą. Jų istorija yra mūsų istorija, įspėjimas apie tai, kuo bet kuris iš mūsų gali tapti, kai civilizacijos struktūros sugrius ir išlikimas taps vienintelė svarbia būtinybė.